Draugais gali laimėti ir 2 bilietus į filmą Diktatorius, kuris Lietuvos kino centruose pradedamas rodyti gegužės 18 dieną. Ir vėl Mantas Kalnietis yra dosnus šį kartą Robertui Javtokui. Javtokas paliktas laisvas. Mes pamatysime, dabar perima kamuolį Mantas Kalnietis, Tadas Klimavičius. Ir Tadas Klimavičius. 19-12 priekyje Žalgiris ir vėl minutės pertraukėlė, kurios prašo Aleksandras Džikičius. Pauliumi Jankūnu ir Robertu Javtoku startuoja trečiajame kėliny. Lipkevičius ieško savo komandos draugų. Paulius Jankūnas iki galo 2 taškai ir pražanga. Ir Kauno Žalgiris netrukus gali padidinti savo komandos pranašumą iki 16 taškų, o tai neabejotinai būtų didžiausia persvara. Stiliumis didina savo komandos pranašumą iki 18 taškų. Mantas Kalnietis! Galiu tik pasikartoti. Jei Muhamedas neina pas... Jomantas atgal Rašičiui ir prisiminkime 3 dienų senumo istoriją. Lorenzas Robertsas įspūdingai kala kamuolį iš viršaus, taip atidarydamas šių rungtynių sąskaitą. Labai netikslus jo metimus atkovoja kamuolį Žalgiris. Popovičius ir Dainius Šalenga kala kamuolį iš viršaus bei didina žalgiriečių pranašumą iki 14-6. Kitam padeda žalgiriečiai, perimtas kamuolys Mantas Kalnietis iki galo ir perdavimas Vyteniui Lipkevičiui 6-4. Pirmą kartą šiame susitikime Žalgiris įsiveržia į priekį, o Mantas Kalnietis ir dar 15 sekundžių mažiausiai turės Vilniaus Lietuvos Rytas. Paulius Jankūnas žymiai geresnį žaidimą, žymiai geresnį rezultatą rodo Kauno Žalgiris. Robertas Javtokas 57-39. Dar kart iki kaulo žinomas darinys. Javtokas Kalniečiui ir Mantas niekur neskuba. 13 taškų ir 10 rezultatyvių perdavimų. 13 taškų ir 11 rezultatyvių perdavimų, o mes matėme dar vieną stebuklingą epizodą, kuriame dalyvavo Mantas Kalnietis ir Robertas Robinis Javtokas. 70